Vartydamas knygas susidūriau su vienu labai įdomiu, paprastu receptu, kilusiu iš Sicilijos. Tai pasta alla norma. Tai yra makaronai su baklažanais. Tačiau čia norėjau kiek modifikuoti receptą, nes nenorėjau kepti baklažanų riebaluose. Padariau kiek kitaip, o rezultatas gavosi tiesiog wow, fantastika. Vieni skaniausių makaronų, kuriuos esu gaminęs. Norite sužinoti kaip? Važiuojam. Maistas nėra tik maistas. Tai atradimai, tai patirtis, tai šventė. Gardus maistas gimsta iš meilės, nes jūs nusipelnote geriausio. Mums gaminti yra šventė. Makaronų patiekalai nudžiugina dažną. O tiesą pasakius, kuo paprasčiau jie pagaminami, tuo skanesni ir būna. Labai džiaugiuosi mūsų asortimente turėdamas Casa Mila šeimos makaronų, pastos. Labai džiaugiasi ir klientai, tačiau per mažai turbūt gaminu pastos makaronų savo laidose. Pagaminti šį receptą, šį makaronų patiekalą įkvėpė tradicinis sicilietiškas receptas – pasta alla norma. Tačiau ten baklažanai yra kepami. Kepami riebaluose, tokiu būdu šiek tiek įgeria to riebalo. Man norisi išimti tą kepinimo procesą ir padaryti tokį švelnesnį skonį, tad baklažaną aš rekomenduoju išsikepti orkaitėje. O tai padaryti yra tiesiog super lengva. Baklažaną tiesiog pjauname per pusę, kad greičiau iškeptų darome negilias, maždaug pusės centimetro įpjovas, skersai ir išilgai. Šlakelis aliejaus, labai daug tikrai nereikia, po šaukštelį ant kiekvienos baklažano pusės. Jeigu neturite neprikepančios skardos, reikėtų įtiesti sviestinio popieriaus. Man šita problema atkrenta, dedu į skardą ir taip paruošti baklažanai keliauja į iki 200-205 laipsnių įkaitintą orkaitę su ventiliatoriaus funkcija ir keps maždaug 45 minutės. Baklažanų viršus turi taip lyg sutvirtėti, pradėti krist, o įbedus, tarkim, peilį arba smeigtuką, lengvai persismeigti. Turi atrodyti maždaug taip. Neprideganti skarda turi savo privalumus, nes baklažanai tiesiog visiškai neprikimba ir iškepa tiesiog tobulai. Kol baklažanai dar karšti, yra pakankamai paprasta juos išimti. Taigi pasiimu šaukštą ir išskobiu minkštimą. Būtinai paimu ir tą paskrudusią baklažano dalį, nes jinai suteikia tokio dūmo skonio. Su peiliu stambiai pasmulkinu, keistai skamba, bet nesinori padaryti visiškos košės. Ir viskas. Vėliau valgant makaronus, norisi jausti tos baklažano gabaliukus. Įdedu į dubenėlį. Trumpam atidedu į šalį, nes su baklažanu yra viskas paruošta. Man asmeniškai taip ruoštas baklažanas yra turbūt skaniausias. Sekantis žingsnis, žinoma, patys makaronai. Taigi tiek daug įvairiausių makaronų, pastos, rūšių ir formų yra sugalvota tik tam, kad puikiai suderėtų su skirtingais padažais. Šiam padažui puikiausiai tinka ir originaliai yra naudojami rigatoni makaronai. Tai yra tokie trumpi, stambus vamzdeliai. O kaip juos paruošti, kaip visuomet sakiau, geriausiai žino gamintojas. Tad ant pakuotės visuomet ieškokite rekomendacijų. Vanduo verda, kunkuliuoja, dedam šaukštą druskos ir turiu 10 minučių, kad paruošti padažą. Padažus paruošti su kėdainių konservų paraštais pomidoriniais padažais yra super lengva. Aš dar kartą pasikartosiu, tai yra atradimas, kurį aš labai pamėgau. Marinara padažas tai yra tradicinė bazė gaminant įvairias pastų rūšis su pomidoriniais padažais. Aš tik noriu įnešti daugiau česnakėlio ir baziliko. Taigi turiu 4 skilteles
česnako, įkaitintą prikaistuvį ir 2 šaukštai aliejaus, o česnako, per daug nereikia nieko daryti. Tiesiog sutraiškom ir labai stambiai pakapuojam. Česnakas kepa visiškai neilgai, 10-15 sekundžių. Vos pradeda skrust, supilu indelį marinarą padažą. Ir čia nieko ilgai kepim nereikia, padažas jau yra paruoštas, subalansuotas, tai reikia, kad vos sušiltų, o papildomo skonio iš, kokių 50 gramų parmezano bei šviežio baziliko. Bazilikas čia, švieži lapeliai keliauja į prikaistuvį. Kokie kvapai, fantastika. Sušilus visiems ingredientam pasiimu trintuvą ir trinu, kol padažas bus toks kremiškas, vientisas. Sutrintas padažas net pakeičia spalvą. Pasidaro toks šviesiai raudonas, šiek tiek oranžinis. Ir atėjo eilė baklažanams. Taigi tiesiog pasmulkintą baklažaną įmaišau į pomidorų padažą. Tobulai. Nukošdami makaronus visuomet pasilikite truputėlį vandens. Dėl to, kad jeigu padažas bus šiek tiek per tirštas, keli šaukštai makaronų vandens ir padažas vėl bus keistesnis. Ir dar pagardinu keletą šaukštų padažo. Kokios spalvos, kokie kvapai, kad jūs tai galėtumėt užuosti. Jūs galite užuosti, išbandę šį receptą. Kokia pasta be parmidžano. O visai kitą lygį gali pakelti šlakelis, pavyzdžiui, trumų aliejaus. Šilti makaronai iš karto atskleidžia šitą trumų tiesiog aromatą. Tikrai paprasta, išties paprasta pasigaminti nerealaus skonio makaronų patiekalą. Reikia tik truputėlio slaptų ingredientų, truputėlį kantrybės, kol iškepa baklažanai, bet tai nudžiugins visus. Kaip pasigaminti šį puikų patiekalą, kai visada sužinosite užsukę į gardugardu.lt. Nepamirškite aplankyti mūsų socialinių tinklų, jeigu norite pasižiūrėti recepto video pakartojimus, užsukite į YouTube platformą, nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalo. Kaip visuomet labai norėčiau padėkoti mūsų rėmėjams, o su jumis pasimatysime jau kitą šeštadienį su dar 2 nuostabiais receptais. Iki!